Sveiki, su jumis elektroninė parduotuvė sekimas.lt ir šiandieną mes šnekėsime apie 4G mini kamerą su SIM kortele. Tai štai turim dėžutę pačią kamerą, pažiūrime, kas įeina į komplektą. Tai krovimo laidas, tvirtinimo detalės ir varžtai joms prisukti. Taip pat turime ir instrukciją anglų kalba, kurios čia nerodo. Tai pati kamera atrodo štai taip. Gale turim krovimo jungtį, SIM kortelės jungtį ir atminties kortelės microSD jungtį. Štai jungiklis, su kuriuo kamerą jungiam, turime gamyklinių parametrų atstatymo mygtuko reset. Ir šis mygtukas turi būti nustatytas į 4G padėtį, kad būtų naudojamas 3G arba 4G tinklas. Tai ši kamera patogi tuo, kad jai nereikalingas Wi-Fi ryšys, todėl galime šitą kamerą pastatyti į bet kurią vietą, kur yra mobilus internetas. Tiesiog ateinam, padedam ir galim jau išeiti. Ši kamera turi nemažą 3000 mAh bateriją ir nuo jos gali veikti net iki 60 parų. O pastovaus įrašo arba pastoviai prisijungus prie kameros, jį veiks 24 valandas. Jie taip pat turi ir naktinį matymą, palaiko 3 arba 4G ryšį. Ir tai būtų viskas, ką šiandieną jums norėjau papasakoti. Ačiū, kad žiūrėjot. Prekę galite įsigyti mūsų elektroninėje parduotuvėje. Nuorodą galite rasti video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.